Startas tikrai labai daug duos, nes galite atsiplėšti. Vyrai mėgėjai, 4 ratai iki 35 metų. Važiuojam. Sveiki visi, tai ką šiandien startuojam MTB Karmos Ukmergės XC trasoje. Šiandien, kaip ir girdėjo Žiliūnas, sakė 4 ratai. Atvažiavus į trasą apsižiūrėjau, šiaip ganėtinai labai, kaip sakant, lygi trasa, daug tiesiųjų, vairavimo ne per daugiausiai, tiesiog labai greita trasa. Tai per 4 ratus turėtų būti apie 24 km ir kažkas apie 450 sukilimo. Tai matom, nuo starto pavyksta ganėtinai geroj pozicijoje atsidurti, važiuoju antras, priekyje Augustinas Bimbiris, diktuoja tempą. Šiaip gerai čia vairuoja, aš paskui jį varau, ne maksimumu, tai ganėtinai gerai galiu pasiilsėti, dar jis ir kartais net patolsta nuo manęs, bet aš neleidžiu darytis to didesnio tarpo, varau paskui jį, jisai gerai veda ir stengiuosi tiesiog neatsilikti. Tai šiandien atvažiavau šiaip ganėtinai gerai pailsėjęs, kojikės suka, karšta diena, šiaip ganėtinai buvo, bet viskas buvo okei. Buvau nusiteikęs pergalingai dienai, jau kiek galima važiuoti antram. Ir tų dalyvių nelabai daug kaip ir susirenka dėl XO čempionato tikriausiai sekmadienio, tai važiavo mūsų tik 10 mėgėjų įskaitai. Ir važiuojam čia vis dar paskui Augustiną, tai starto pradžioje tai čia trasa vien tokie pavairavimai, buvo ganėtinai nemaža atkarpa ir varau paskui jį, jis padaro klaidą. Aš iš karto galvoju, reikia atakuoti, kad neprisivytų ir žiūrėsim, kas bus už galo. Tai čia biškiuką atsuku, duodu greičio, stengiuosi didinti darbą, vis pasižiūriu per petį, kas už nugaros, čia posūkį biški šiek tiek per plačiai pasiimu į žalias, labai stipriai prisistabdo. Ir toliau važiuojam čia tokiu treiliuku palei upę. Tai ganėtinai ilgai, tai buvau atsukęs iki pirmos tiesiosios, kad kuo didesnį tarpą pasidaryti, nes kad norėjau labai tą progą išnaudoti. Tai čia biški toj vietoje ir neblogai pasideginau, ir tai pasakyti. O kiek laiko bežiūrėdamas už nugaros, vis girdėjau, kad kažkas važiuoja paskui, tik tiek pasukdavau petį, tai vis Aurimas Starkus būdavo už manęs, o daugiau kaip ir nieko nesimatė. Tai mes dviese ganėtinai nemažą atstumą pabėgom. Ir tiek, o čia toliau tiesiosios tas žvyrkelis toks prieš upelį. Čia taktikavau važiuoti šiaip per patį upelį, bet kadangi pirmas atvažiuoju, nerizikuoju, varau per tiltuką, tie akmenys čia tokie pamaišo biški, dar gale girdim, kad irgi man kliuvo varžovas už rato. Ir toliau tęsiam darbą. Taipogi buvo ir smagių nusileidimų, šiaip iš jų tiesiųjų, vis tiek sukilus į kalną, atvažiuoju, vis tiek kažkur bus nusileidimas. Tai buvo tikrai 2 labai smagus nusileidimai per apžvalgos ratą, kiek mačiau, tai tikrai čia visur galėjai lėkti be stabdžių drąsiai. Kas man puikiai pavyksta su pirmu nusileidimu. Ir čia, kaip ir sakiau, dairiaus per petį vis žiūrėdavau, ar turiu nugarą, ar neturiu. Tai čia kaip ir buvau biški dar tarpą ir Aurimą pasidaręs, bet jis vis mane pasivydavo, bet aš ir nesistengiau per pirmą ratą ten atiduoti labai daug jėgų, kad vėliau galėčiau, jeigu ar mane atakuoti ar ką, kad galėčiau atsilaikyti. Čia atvažiuojam į pirmą ilgesnę įkalnę. Tai stengiuosi baisiai neusikepinti, ramiai užkilti, kad turėti jėgų toliau tęsti darbą. Užkilom į kalną, išlendam į tiesią ir čia jau mintise strateguoju, kaip čia elgtis. Vis ant vieną kalną patikrinau Aurimą, kaip elgės, ar didėjai tarpsa, nedidėjai, kaip sekasi jam prisivyti. Matau, kad kaip ir palaužiams atrodo, tai aš galvoju, čia irgi nesideginsiu, strateguoju, gal ten kokiam 3, gal 4 rate pamėginsiu aš jį palikti. Ir vėl atvažiuojam į nusileidimą. Tas žiauriai nusileidimas fainas buvo, tokių rampikių šuoliukų buvo, bet čia nušoku, reikėjo sukti dešinę, prasimasinu ir varau tiesiai ir prileikiu rampą didelę su gepu. Ir tiesiog jau stabdydams nesusižiūrėjau ir tokią klaidelę įveliu. Aurimas man jau realiai čia iškart už nugaros atsiranda ir nusileidus kylam į didelį kalną. Ir po to matyt
tos klaidelės kažkaip gal ar su dviračiu kas pakrito gal ant šono ir mušu pavarą, tarkšt. Grandinė užkrenta už bloko. Aurimą praleidžiu, aš bandau čia tvarkytis, užsidėti atgal. Jau mintis sukas, kad jau kažką sugadinau, nes niekada taip nebūn, kad užkrenta už bloką man. Čia bandau taisytis. Dar nestresuoju, kaip ir viskas gerai, bet antrą kartą va prasuku, vėl užkrenta. Ir suprantu, kad jau kažką būsiu sulankstas. Kol dėl duos antrą, kaip matom, tarpsava nemažas buvo ir prisivėjo Augustinas su Jurgiu Veriku. Ir nusprendžiu, kad reikia stumtis į kalną ir neleisti to tarpą pasidaryti nuo kalno, rėdėdamas vis tiek galėsiu išlaikyti, gal tas pavaras susigaudysiu. Tai čia stumios tą gabalą ant kalniuką, dar sykį jau bandysiu sėsti. Ir atsimenu jau, kad dabar, žinau, reikia tos pavaros nemušti į patį viršų, kad vėl neužkristų už bloką. Tai va čia jau tą supratęs pasitaisau, prasisuku. Ir jau pradeda suktis mintis, gal pareišti tas varžybas, jau Aurims toli pabėga, jie irgi jau nemažą tarpą man pasidarė, kaip ir galėčiau vytis, bet dabar galvoju dėl tų pavarų, čia atvažiuoju prie to posūkio, sumušinėju tas pavaras ir jaučiu, kad man šokiniai per vidurio bloką viskas. Tai čia dar priekį dropas buvo, bet nusprendžiau per jį net nevavaryti, per čikenvėjį saugiai nusileisti ir nežinau, čia dar kaip ir galvojau dalyvauti, bet mintis laksta visur ir va, tiesiog vyšnė ant torto, antra klaida iš karto nuvirstu. Draugė paklausė, ar viskas gerai. Čia dar bandau tas pavaras kažkiek krapštytis, bet jau suprantu, kad mano varžybas greičiausiai yra baigtas. Ir jau pradedu mąstyti apie rytojų, sekmadienį, kaip viską susitvarkyti greičiau ir vykti namo. Tai ką, baigiau šiandien varžybas taip, pirmas DNF šiais metais ir susitinkam sekmadienį XO trasoje, jeigu spėsiu susitvarkyti iki.